You can do so much with the bike. Tik 2 dviračiai. To užteko Brisė bėdos pradėti sėkmingą verslą Danijos mieste Orhuse. Persikėlęs gyventi į šį miestą, Brisė pastebėjo, kad nėra dviratininkų kurjerių, todėl nusprendė pradėti šį verslą. Šiuo metu jis yra vienintelis dviratis kurjeris Orhuse. Šis verslas pirmasis Brisė gyvenime. Bet jis tikėjo savo sėkme. Aarhus has a history of bike messengers, so I know it has the potential to have bike messengers. Brisė savo kompaniją Velopak įkūrė daugiau nei prieš metus. Tai krovinių gabenamų dviračiais įmonė. Už 30 litų Brisė jums atgabens beveik viską, nuo sumuštinių iki dėžių pilnų dokumentų. Dėl nenaudojimų degalų toks siuntų verslas tampa pigesnis pasirinkimas vietos verslininkams. Brisė neėmė paskolos iš banko, jam užteko savo pinigų ir išteklių pradėti verslą. I had a pretty good feeling that, I wasn't going to be bankrupt with a large sum of money to pay back. Brisė buvo lengva įkurti įmonę Danijoje. I've never tried to establish a business in England, London. But I know people who have, and they've had horror stories and nightmares with regards to even just starting up a business. Over here it's been so quick and so easy. Danija pagal naujo verslo vystymo sąlygas yra 5. vietoje iš daugiau nei 70 valstybių. Dėl palankios verslo aplinkos kūrimo pakeistas bankroto įstatymas, palengvintos biurokratinės kliūtis. Denmark is the easiest place in the world to start a business. Mogensas Thompsonas yra valdininkas dirbantis su pradedančiaisiais verslininkais. Jo darbas padėti sėkmingai įkurti verslą Danijoje. Mogensonas išskyrė pagrindinius pradedančiųjų verslininkų sunkumus. There's a lot of businesses that start but don't get off the ground because nobody wants to buy their product, even though it seemed as a good idea, because the only one who knows about it is the market. If they want to buy, they succeed. Pritraukti klientus ir žinoti rinką – svarbiausi dalykai gerai verslo pradžiai. Brisė taip pat susidūrė su problemomis, kurdamas savo klientų ratą. At least it's not like the first 3 months where I was just waiting for people to call back and kind of searching and hunting for clients. That's pretty harsh. Nepaisant sunkumų, Brisė sugebėjo išplėsti savo klientų sąrašą, todėl jo verslas tapo sėkmingas. Tai patvirtina per dieną kurjerio numinti atstumai, vidutiniškai apie 70 kilometrų. At the times where I'm thinking, oh God, what have I done? But then the week after, it's just mayhem. Stress is good in some ways. Stress is good. Velopak kompanija pavyzdys, kaip lengva pradėti verslą Danijoje, bet palankios verslumo skatinimo sąlygos neapsaugo nuo streso.